Sveiki visi. Sveikinuosi iš nuostabios vietos, skulptūrų parko Ainapoje, Kipre. Labai gražu ir šiandien palyginus labai ramu čia. Nėra labai daug žmonių, turistų dar nedaug. Gera labai. Nei karšta, nei šalta. Nuostabus iš tikrųjų oras. Nuostabus vaizdas iš tikrųjų atsiveria. Galima čia sėdėti ir grožėtis ir gerėtis tą energiją, kuri supa mus. Kodėl netobulas gyvenimas, ką? Viskas taip toli, tie visi vargai, stresai. Kai susilieji su gamta, pajauti jos energiją, pajauti jos šilumą, ne būtent tą karštį vadinamą, bet tą energiją, kuri jinai duoda, įgalina. Labai gera iš tikrųjų jausti ir norisi jos daugiau ir daugiau, kuo mažiau mašinų šurmulio, kuo mažiau žmonių šurmulio. Tiesiog tu ir gamta, paukščiai čiulba, girdisi labai. Jūra toli, nesigirdi ošimo, pakankamai toli ir nevėjuota. Apie ką aš čia? Apie tai, kokias energijas mums duoda gamta, kai mes sugrįšim į gamtą, kai mes sugrįšim į tą natūralų būvį. Manau, tada viskas keičiasi gyvenime. Labai daug kas keičiasi. Man sako, kodėl, iš kur tu gauni tos ramybės? Manau, ta ramybė ateina irgi su laiku, su vidinė būsena, kaip tu jautiesi šiandien, ką tu veiki šiandien, ką tu transliuoji šiandien. Ir tai nėra paprasta, kai gyveni apsupta žmonių, kurie stresuoja, bėga ir panašiai, nes tos energijos dažniausiai permuša vienumoje, gamtoje. Tai yra ganėtinai labai lengva ir labai paprasta. Bet kai susiduriam su aplinka, ypatingai artima aplinka, kuri stresuoja, kurie blogai jaučiasi, pastoviai dejuoja, tai nori, nenori, mes perimam daug jautrių žmonių perima tai ir galvoja, kas su manim negerai, kodėl aš čia toksai, bet mes esam susieti, dalinamės, kaip dalinamės tokiom slogiom nuotaikom, tom energijom, taip ir dalinamės geromis. Žmogus pabuvęs ramesnėje aplinkoje, su ramesniu žmogumi, jis pats tampa ramesnis, ta energetika keičiasi. Tai va, ką aš noriu pasakyti, jeigu tau yra sunku išeiti iš tos artimos aplinkos, stresuojančios, iš tos neramios, tad siūlau pabūti kartu. Gal nereikia to stipraus kontakto, apsikabinimo ar kažko tai intimaus, kad galėtum pajausti, ką žmogus turi, ką žmogus transliuoja, ką mes transliuojam, ką mes per mumis, kokios energijos eina. Tai va, siūlau pradžiai pasikalbėti. Kai pasišnekam, jau palengvėja, ypatingai, kai mūsų žmogus nėra pažįstamas,
bet energetiškai kažko traukia, energetiškai jisai jaučiasi kitaip, jis norisi, atrodo, įsikalbėti ir panašiai. Nes dažniausiai mes artimoj aplinkoj net neturim su kuo įsikalbėti. Tai yra vienas iš sunkiausių, iš didžiausių tų stresų, kai mes neturim su ko pasikalbėti ir verkiam į pagalbę. Nors verkimas gal ir nėra blogai. Svarbiausia, kiek tu užsiverksi toj pagalbiai, kiek užsibūsi tame. Tai va, kviečiu į susitikimą. Kavos, arbatos puodeliai, ramiam pokalbiai, ramiam pasibuvimui kartu. Šie laikai labai mus plečia, tai mes visą tai galim padaryti būdami atskirose plotmėse, toli vieni nuo kitų 1000 kilometrų, bet ir jausti ryšį. Jausti ryšį, matyti veidą, matyti kontūrus, jausti energetiką netgi nuotoliniu būdu. Taip atrodo neįtikėtina, atrodo mums reikia susiliesti rankomis, reikia pajausti šalia, taip, tai tikrai gal irgi veikia stipriau, bet norint pasijausti geriau, norint praplėsti, kaip čia pasakius, norint pasijausti geriau iš tikrųjų, galima tiesiog pabendrauti su žmogum. Aš visada pasiruošęs jūs išklausyti. Jeigu bus noras, galiu pasidalinti ir savo patirtimi, savo išgyvenimais ir lauksiu tavo žinutės, kokia jinai bebūtų. Kalbu angliškai, taip pat ne tik lietuviškai, tad laukiu iš visur, kur tu bebūtum, kokio pasaulio šaly. Nėra svarbu, kai širdis, sielos susijungia dvasiniam lygmenį, mes atrandam tą kertelę, tą energiją. Jeigu tu jauti, kviečiu tave į susitikimą su savimi, su manimi, su siela į sielą. Gražios saulėtos dienos, ne tik lauke, bet ir viduje. Koks oras bebūtų, kokia aplinka bebūtų, pasistengim sugrįžti į savo ašį, į save, pabūti savo tyloje, savo ašyje, kad būtų vis lengviau ir lengviau mums susitvarkyti kritinėse, stresinėse situacijose. Tad linkiu gražios dienos.